Grigorijau, pasiųsk džiaugsmą, meilę ir laimę į prarastą viltį. Išplėsk džiaugsmą, išplėsk meilę. Keisk pasaulį taip, kad įvaldyčiau sekantį pasaulį. Matyt gyvenimo spalvas galėčiau ir paklusti amžinybei. Pasitikt galėčiau amžinybę ir suvokti ją, išmokus įstatymus kūrėjo. Grigorijau, padėk man dabar ir duok laimingą kūrėjo šventą, amžinos gyvybės supratimą. Suteik laimingą suvokimą, kad atrasti amžinybę tavo vardo ir įgyvendinti amžinybę man. Atradus amžinybę mūsų veiksmuose. Suteik laimingą žmonių protams apjungti, suvokti. Suteik amžino gėrio laimę išplėsti. Suteik sielai laimingą judėjimą amžinybės link. Su skaitmeninė serija 7138191, kuri pakelia mano sąmonę į centrinio koordinačių taško lygmenį iki absoliučios veiksmų laisvės centro lygmens, kuriame išsprendžiamos visos problemos. Kiekvienas prieš save pastatome 5 cm makro gelbėjimosi sferą sidabro baltos spalvos ir tikslas. Aš veikiu, kaip veikia kūrėjas. Visuotinė absoliuti sveikatos norma, įskaičius ir mane, galime koncentruotis į norimą organą pagal visus kūrėjo laiko parametrus arba kūrėjo kanonus. Mintyse suformuojame savo atvaizdą arba norimų žmonių atvaizdus ir einame prie valdymo. Allium sativum, česnakai 214 893 518 617 881. Česnakui būdinga kaip augalui būdingų savybių kontrolė, kurią siekiama užtikrinti amžinąjį gyvenimą. Informacija yra plačiai paplitusi kolektyvinėje sąmonėje apie česnaką kaip sveiką produktą. Naudingas savybes galima išplėsti per valdymą iki begalybės ir gauti amžinybės išvystymąsi, kaip amžinojo gyvenimo suvokimą amžinybės išvystymo struktūroje. Nes amžino gyvenimo sistema pati egzistuoja kaip sistema, organizuojanti biologinę amžiną į gyvenimą. O amžinasis vystymasis reiškia, kad tie, kurie gyvena amžinai, taip pat vystosi. Todėl amžinybės vystymasis apima amžinojo gyvenimo sampratą. Nemirtingumo būdas 641 718 Šis metodas įgyvendinamas sutelkus dėmesį tai, kas būtų, jei pavyzdžiui vien ilgai žiūrėdamas į česnaką gali pamatyti tam tikrus amžino gyvenimo impulsus, kurie tarsi yra įterpti į česnako vidų, o išplėtę šį stebėjimo metodą kitiems augalams į realybės sistemos suvokimą, kad mirties nėra. Prisikėlimo būdas 619 71859 498 517. Taikydami šį metodą susijusį su česnako augalu, galite naudoti informaciją apie česnaką, kad sumažintumėte bet kokius prisikėlimo trukdžius. Atjaunėjimo būdas 719 647 518 498. Šis metodas įgyvendinimas, kai atsižvelgiame į česnako augalą tokiu būdu, kad dėl tam tikrų eterinių išskyrų iš česnako, kurias jaučiame per kvapą, sklindančios iš česnako kvapo struktūros, galite laikyti tam tikrą organizmo savivokdos lygmenį jaunystės link, genetinio organizmo išsivystymo lygiui jaunystės pusėn poveikis. Ir pasistengkite šiam procesui suteikti daugiau energijos, o tada atjaunėjimas
vyksta paties organizmo vidinių resursų sąskaita. Kūno atkūrimo būdas 498 78 15 19 49. Atkurkite kūną naudojus česnako informaciją, o ji gali būti tokia, pavyzdžiui, mintyse, galvos srityje įsivaizduokite česnaką ir negali būti paimta uoslė, bet tik prisiminti česnako kvapą, kad atkurti atmintį, o per atmintį atkuria kūną. Tokiu atveju iš kolektyvinės sąmonės atsiranda informacija apie česnako naudą. Amžino, sveiko ir harmoningo gyvenimo būdas 598 641 219 718. Šis metodas įgyvendinamas taip, kad kalbant apie sąsajas tarp visų pasaulio reiškinių amžinojo vystymosi kryptimi iš visur plečiasi harmonija. Ir visą tai jausdamas žmogus pasiekia amžinai sveiko ir harmoningo gyvenimo. Tegul būna tai per amžius ir iki begalybės, fiksuoju rezultatą visiems realybės objektams, kurioje šviesoje, sielos fone ir pervedu šią valdymo sistemą į nepertraukiantį valdymą nuo šiandien iki begalybės. Technologija paimta iš Grigori Grabovos knygos Skaičių koncentracija į augalus kūnui atkurti. Video sukūrė ir įgarsino Sigutė.